Pažiūrėk, čia dujų katilinė, čia gesintuvas, čia elektros kažkokia tai. Gerai, nesakyk, ko mes matom. Gerai. Ai, ne, mes gamtoj. Taip. Kadangi atėjo vasara, mes su Laura išėjom į gamtą. Po medžių. Jeigu girdėsite tokius variklių garsus, tai žinokit, čia aš uždėjau kaip efektą. Kad nesijaustumėm per daug tam nutolę nuo miesto. Kad nesijaustumėm labai gamtoj, nes, žinot, reikia palaipsniui keisti aplinką. Tai mes esam dabar po medžiu. Neužsibūkite namuose ir jūs. Išeikite į lauką, įkvėpkite gamtos kvapą, nes kiek įkvėpi benzino. Šiandien mes bandysime nuspėti, kaip pasibaigia tam tikri vaizdo įrašai. Gerai. Paliau. Ir taip, pirmas video. Aš bijau belę ką daryti tavo video, nežinau, kad viskas Pabandyk nuspėti pabaigą šito video. Kas atsitiks šito video eigoje, reikės mums pasakyti abiem. Don't worry, sako. Gerai. Tas. Matai? Jisai užsikabins už to liepto užsikabins ir tada kažkaip pamakalas, bet vis tiek ant galo nukris. Aš manau, kad trinktelsis ir tada nukris. Gerai, mes manom, kad nukris. Sakyk, kad trinktelsis. Šitas nusileis tvarkingai. Nusileis? Aš manau, kad ne. Aš manau, kad ne. Palosis arba ant kaklo, arba ant pilvo. Nes labai gražiai. Arba ant kaklo, arba ant pilvo. Nebent jis nutūpęs su klubu gali. Andriau. O gražiai nusileido, Laura. Aš nesakiau, kas yra gražu. Noriu pabandyti tokį. Nope. O kaip tik medelį turim čia savo gamtoj. Na gerai. Tokia tai niekada gerai nesibaigia. Nu, aš ne ant šitą... Ant tramplino norėjai tokią? Ne ant tramplino, bet aš nuo žaibo kalno. Įsivaizduojat, Laura. Žinai žaibo kalną? Ne. Aš yra toks labai status kalnas. Ir mes buvom prie tą ežerą, aš buvau su draugeliu, sakau, ką tu nuvirstum nuo žaibo kalno? Bėk, kai aš važiavau atgal nuo to kalno, ar aš per visą tą statų gabėtą kalną kritau su dviračiu. Kritai. Fail. Nesunku buvo atspėt. Ai, čia negali būti gerai, nu niekaip negali būti gerai. Aš irgi nemanau. Jisai išskris ir nežinau net kaip čia ten turi būti. O kur jis čia šoka? Į kitą trampliną ar į vandenį? Aš nežinau, jis gal tipo... Aš pasakau, aš net nežinau, kas iš vis gali gero atsitikti šitoje situacijoje. Kaip? Bandom. Blogai sakom bus. O tai ką jis tikėjosi? Ko jis tikėjosi? Aš skrisdama nuo žaibo kalno ir tai tikėjausi geriau. Galėjau tikėti geresnį rezultatą. Kur jis bandė išskrist į namą šitą va? Tai įsivaizduok, net jeigu jisai nekristų priekį, jisai išskrenda su dviračiu tu ore ir kaip išmaligus. Nesuprantu aš irgi. Šitas turėtų gražiai peršokti. Pirmą, kurį spėju, kad gražiai peršoks. Aš manau, kad jisai gražiai. Aš ir manau gražiai. Mūsų nuomonė keista, bet šį kartą sutampa. Mūsų nuomonės dažnai sutampa. Man jie tampas kojom šį gatvį. Aš nežinau, kur iššoka. Wow, labai gražu. Kitas filmas. Oi, nieko gero nežinau. Jau fanai bandė parodyti. Aš tai peršokčiau. Ar ne? Užklius su kojom už tos sienos ir balados. O panas sakys, ei. Bet jis nebandė peršokti, jis bandė užlipęs. Matai, jam ta pirma koja, jo, nuslydė. Jo, panas sako, jabitute, sako, jabitute. Sako, durnas, ne durnas. Pas mus šitam ofise yra toksai, nu irgi senelė, kur kiekvieną kartą, kai einam pro ten su Andrium, jisai sako, spėk, ar galėčiau peršokti? Tai aš kiekvieną kartą tikiuosi, kad bus feilas kaip jam. Vestuvės, nieko gero. Jau čia nieko gero neatrodo. Ką čia daro? Čia kad neslystų. Kodėl, taigi nėra sniego? Kas čia darosi? Kas čia? Tas lipa ant konteinerio, nukris nuo konteinerio. O kodėl, ką jie čia iš vis daro? Jis nukris nuo konteinerio. Nu, nukris, jo, aišku, nukris. Ir dar tą gal nusivers. Bet ką jie čia daro? Čia vestuvės. Tai kodėl? Nu, tu neklausinėk čia per daug. Va. Šitą negalėjau tikėtis. Bet
čia yra grinai dalykas, kuris man atsitikti. Jeigu aš loškiu nors lipt ant konteineriais atsidaryti ir aš iškišau. Lauros paskutinės 2 savaitės in one video. Tik pasisamdžius šitas aktorius, kad suvaidintų. Čia bus geras. Jisai backflipą padarys. Ne, čia tai aš matau jau tolką. Jo, jis bus gerai, jis bus gerai. Arba ne. Žinau, taip, arba taip. Pametė dviratį. Išsilydo. O, čia gerai nebus. Ojai, čia taip, niekada taip gerai nepasidaro. Jis įbėgs ir jam trenks tą sieną. Jo, jis gal ir spės įbėgs, gal jeigu spės, arba prispaus kaip blyną. Bet, nu, neįmanoma, kad jis kartu bėgtų su tuo. Arba įmanoma. Aš jums sakau, nieko nėra gyvenime tikro. Arba taip, arba taip. Nieko nėra tipo, kad nuspėjama, negali pasakyti. Nu, kad tu negali būti tikras nieko. Nuspėjama. Tikras nieko negali būti. Tikras, aš tikras. Tikrai gerai padarys šiandien. Aš nemačiau net. Atsuksiu tau. Gerai. Tikrai gerai padarys. Ai, žinai, iš tais niekada nežinai. Tikrai bus gerai. Kaip tu... Laura, mano blogai bus. Mano bus blogai. Nulūž kartis. Ne, kam nors tiesiog, taigi čia belia kam gali, čia profam gali taip pat. Bus gerai. Va! Nieko gero. Čia tikrai nieko gero. Iškris tave mergaitė. Ką tu manai? What? Nors čia dabar, jeigu tiek parodė... Ai, jis gal nusileis ant žemės. Jeigu tiek parodė, tai gali būt, kad geras bus. Gerai, čia tavo logika, mano. Jisai iššoks kaip nors ir, nu, pabažiūri. Nu, gerai. Ai. Toks... Gerai, kad kėdėtė nėra, aš nesitikėjau. Matėt? Jisai užlipo ant to, tada jis padarė tokią saulutę. Ir kėdė savo po užpakaliu. Ir atsisėdo. Ir toksai, žinai. Ir dar net nešysiu, kad ant kėdės, bet taip, tipo, aš taip ir planavau, žinai. Mano mėgstamiausias buvo tas pats paskutinis, kur jisai išsėmė. Tau irgi? Man irgi. Parašykit komentarus, kuris buvo jūsų mėgstamiausias. Antroje vietoje. Ne, man dar žinai, kuris patiko, kur tas nuo žaibo kalno atvarė ir į niekur. Grinai norėjau sakyti, grinai tą norėjau sakyti. Jis į niekur. Tada dar parašykit, ar jums patinka mano koinės. Ir kitas klausimas būtų, ne klausimas, o jūsų slėpimas, išeikit į lauką. Einat į lauką. Koks geras oras. Koks oras. Gerai. Šiluma, begalinė. Štiek. Kitą savaitę 30 šiluma žada, kai šitas video išeik. Visą gerą. Žodžiu, neperkikis.